O iš kokios programos galvojate ES finansuoti ir kokias programas aplikuosite? Nu tai ne aš viena, turbūt bus savivaldybei ir ekonomistų, ir finansininkų, ir visi sutartinai galima viską sutarti ir surasta konsensusą. O šiuo metu, kodėl jūsų nuomonė nepakankamai daug tų europinių lėšų pritraukiama? Nu, gal ne visai pakankamai, todėl, kad, pavyzdžiui, jeigu, kiek aš žinau, Šalčininkų rajonas pirmauja ES lėšų panaudojimu, kaip tik pritraukimu, o ten kaip tik valdo Lenkų rinkimų akcija. Ir jie sugebėjo lėšas daugiausia, visoje Lietuvoje pritrauktas lėšas. Tai manau, kad jeigu iš mūsų sąrašo nors vienas žmogus bus išrinktas, tai irgi prisidėsim kartu galvodami ir pasitardami. Atvežkit kolegų iš tenai. Supratau, tai ačiū labai. Taip, naujoji sąjunga, mikrofoną, jeigu galima arčiau. Tikrai programą prašėte, jog kaimo į plėtrą, miestų investicijos, savivalda bendruomeniai. Ar teisingai perskaičiau? Taip, labai teisingai. Tai norėjau kvailą klausimą visiškai. Jeigu kaimas plėsis, ten daugiau gyventojų, pinigai į miestą, tai čia kaip? Nematau prieštaravimų. Tai tiesiog galbūt detalizuokit, kaip tai įsivaizduojat, nes kaimas plečiasi, o miestas tada kaip, nes čia tų pinigų yra kiek yra. Mūsų savivaldybė kaimo vietovė užima nemažą dalį, tai mes bandom akcentuoti ir kaimo gyventojams, kad bus jie neužmiršti, galbūt taip, jeigu pasakyčiau. Dėl miestų investicijų matom, kad Elektrėnai miestas neišsilaikys be investicijų, to labiau, kad visos galimybės tą investicijų pritraukimo yra didelės. O kokias konkrečiai galėtumėt galimybės? Kur galima tų pinigų, kaip musę prie medaus pritraukti? Kur čia tų dabar labiausiai pinigų? Tai yra rekreacinių ir sportinių objektų plėtra Elektrėnų savivaldybei. Verslas savivalda turi dirbti išvien. Pasiruošti vidutinio ir stambaus verslo atėjimui į mūsų teritoriją, kadangi mūsų manymų 30 km nuo Elektrėnų palei autostradą į vieną į kitą pusę ateis tenai investicijos greitų laikų ir matom, kaip keičiasi situacija Lietuvos elektrinė, kuri nevaidins jau tokią vaidmenį mūsų mieste ir savivaldybėje. Reikia ten kurti naują verslą, pramoninę zoną, bet čia yra investicijų atėjimas. Sakykit, ar turite nors vieną tokią kompaniją, kurios neturi nei viena iš esančių partijų, kurias ateisite ir atvesite jūs į Elektrėnus? Vat su ne vienais neteis, o tik su jumis ateisit, pavyzdžiui, kad... Kampaniją jūs turite omeny investicinį? Nu tai taip, kas pinigų atneša kokius 500 milijonų pradžiai. Taip, tai jeigu jūs paskaitytumėt mūsų planus, kur yra vykdo savivaldybė, ten yra jau nemažai kampanijų, kur atėjo, jeigu aš... Ne, kur jūs atrastumėt, būtent jūs turite tokių draugų, tokių verslininkų, kurie 500 milijonų škartim atėjo. Galiu tvirtai pasakyti, kad vietinius verslininkus tikrai gerai mokam suburt, mokėsim, o stambių tokių rėmėjų, atleiskim, dar neturi. Paplojam. Taip, gerbiamas Saulius Girčys. Va, tai aplinka kuria ne partijos už žmonės. Labai aišku šūkis ir pasirūpinkime patys. Žiūriu, rašote, kad esate įkūręs pramogų sporto klubą Vėjo žiedas, gyvuojantis 7 metus ir taip toliau. Ką jūs galvojate, atėję, kitaip negu partijos, galvojate, galėtume tikrai nuveikti kaip žmonės, ne per partijas, o per jūs, daugiau kažką, ko nedaro niekas kitas. Ateisit kokiam keliam metam iš karto sakykit, darysim tą, žmogiškai, taip kaip mokat. Aš vėl pasikartosiu. Aš einu iš visuomeninių pagrindų, ne iš politinių. Ir aš įsivaizduoju taip, kad žmonės gali padaryti labai daug. O konkrečiai? Aš jums pasakysiu pavyzdžiais. Mes, pavyzdžiui, eina kalba apie kultūrinio paveldo pritraukimą lėšų.
apie kažkokį tai europinių pritraukimo lėšų. Iš tikrųjų, tai gali inicijuoti žmonės. Yra galimybės begalinės. Tik tai tiek, kad tarybos narių, aš suprantu, funkcija, tai yra nustatyti strateginės kryptis kažkokias ir būti kaip teisėjai, kurie arba patvirtina tuos sprendimus, arba nepatvirtina. Bet detaliai kažką tai daryti, tai daro administracija, aš taip įsivaizduoju, specialistai. Aš esu smulkus verslininkas, bet aš pats nesiimu daryti to, ko aš nesuprantu. Daro tai kiti žmonės. O idėjos turi būti iš apačios, turi būti iš žmonių. Problemos turi būti sakomos iš žmonių, jos turi būti pristatomos tarybai. Taryba nusprendžia, ką daryti ir tada ieško žmonių, kurie jų sprendimus vykdytų. Aš suvokiu šitą. Ir tarybos narys tai yra tarpininkas tarp tarybos ir tarp visuomenės. Jeigu žmogus ateina tik tai kaip į darbą, nebendraudamas su žmonėmis, jeigu jisai turi antras pareigas, jisai turi kitą darbą, kuriame jisai dirba ir nebendravęs su žmonėmis ateina dar kartą į mėnesį tarybos posėdį ir dar į porą komitetų, aš nežinau, ką jisai absoliučiai, ta prasme, ar jisai žino tas problemas, ar jam kažkas tai pasako, ką jisai turi daryti, kažkuris, kuris domisi tuo, tegul būna, jūs sakot, vienas žmogus ne karys, jam kuri kažko šlietis reikia, bet tai partijos turi 2-3 balsus. Tai yra lygiai taip pat, yra 2 žmonės, ką jie gali padaryti. Jie prie kažko šliejasi ir aš šliesiu. Prie kurių? Nežinau, kurie daugiau duos. Kurie daugiau duos mano miestui, kurie daugiau duos mano vietovį, prie to aš šliesiu. Ačiū Dievui, galvoju, kad Vievio žiedui, kurie daugiau duos. Ne, Vievio žiedui irgi, taip. Aš atstovauju Vievio žiedą, aš to neslepiu. Aš atstovauju žmonės, aš eisiu dėl žmonių, eisiu dėl savo miestelio ir kurie daugiau duos, su tais eisiu. A jeigu man rytoj jie... A jeigu pasodins, kurie duos, o jūs paimsit? Kaip sakot? A jeigu pasodins, už tai, kad... Tada sėdėsiu, ką darysi? Reikia žinoti, iš ko imti, iš ko ne. Tai yra toks dalykas. Ir ką imti? Bet tai supranta tokį dalyką, kad tiesiog aš įsivaizduoju taip, kad aš vadovausiu savo sąžinę, aš vadovausiu tą situaciją, kurią aš matysiu, o ne tai, ką man primes iš kažkur tai kitur. Dėl to aš ir noriu eiti nepriklausomai. Aš esu centro partijos narys. Ir aš to neslepiu. Aš einu nepriklausomai, nors aš esu partinis. Palaukit, jūs partinis, bet nepriklausomas. Taip. A čia kaip? O va čia vat būtent šitą. Tada, kada interesą reikės pasirinkti tarp vietinių gyventojų ir partinių interesų. Tai jūs partiją išduosit? Aš neišduosiu partiją. Aš tiesiog pasakysiu, kad partija taip elgtis neturėtų. Ir bus diskusija partijos viduje. Tai palaukite, jūs kaip tai? O jeigu partija ir žmonės, tai kuriuos rinkti? Aš noriu dar kartą pasakyti, mes einam ne į Seimo rinkimus. Supratau. Seimo rinkimuose yra politinės partijos. O čia yra savivalda. Mes kalbam, kaip aš suprantu, apie savivaldą. Apie savo ūkio, apie savo savivaldybės tvarkymą. Supratau, ačiū labai, tai paplojam. Svarbu žinot iš ko. Taip, socialdemokratams svarbiausias žmogus. Ar vis dar taip? Be abejo taip. Tai patikslinsim taip. O vietos valdžios tikslas būti arčiau žmogaus. Tai kadangi dėl to šūkio, čia kaip sakyti, jau nebesiginčysim, programa pakankamai didelė. Ypatingą dėmesį skirsime viešuosių bibliotekos modernizavimui, fondų kaupimui, išsaugosime nemokamą interneto prieigą. O be jūsų ką niekas kitas negali padaryti? Manau, kad gali, bet šitas dalykas tikrai aktualus, kad internetas yra viena iš tų prieigų. Tai yra ryšys, kurio labai reikia ir visi naudojasi, vis daugiau naudojama. Ir manau, bet tai bus prieinama. Rein 1, Rein 2 projektas visur iki kiekvienos trobos dabar atves. Labai teisingai jūs sakote. Tai manau, ir Rein 1, Rein 2, Rein 3, Rein 10, tai gal taip jų daugiau, kad tai jie būtų nemokami. Kadangi pradžiai tuos Reinus ir panašiai duoda nemokamai, paskui jų išlaikymų lėšų reikės vis daugiau ir daugiau. Gali būti tas nemokamas, paskui ir mokamas. Aha, tai su kuo dar gelbėsit miestą, su kokiom investicijom jūs? Dėl investicijų. Manau, kad investicijos, kaip ir minėjo ir kiti kolegos, tikrai reikalingos ir manau, mes turime išnaudoti būtent savo geografinę padėtį ir manau, kad logistikos prasme, infrastruktūros prasme mes esame reikšmingi ir galimybės vystytis šios srityje yra labai didelis. Vis tik tai, net ir tas pats vamzdis, kurį minėjo kolegos, kad galbūt yra prieštaringai vertinamas, manau, vis tik tai šilumos arterija esanti tarp Elektrėnų ir Vievio pakankamai bus, manau, svarbi ir investuotojams,
kurie, kiek žinau, ir minėjo ir Regtinės jau direktorius, yra besidomintis visai, ką būtų galima toj zonoje veikti ir investuoti į tą teritoriją. Tad iš tikrųjų geografijos požiūriu mes esame tikrai vertingi ir, manau, investuotojai, kurie domisi. Ir energijos atėjimu į Lietuvos elektrėnus, ir taip pat irgi labai domisi ir, manau, ne vienas važiuoja būtent situacijos nagrinėti ir į elektrėnus, į elektrinę, į Lietuvos energiją. O sakykit trumpai, o anksčiau investicijus, kas jums trukdė atvesti? Tai investicijų atvesti... Nu kas dabar palengvėt, kai jūs būsit jau taryboje, dabar jau daug turėsit, o anksčiau negalėjot nieko padaryti. Tai kas čia trukdė? Matote, po tarybo iš tikrųjų turbūt investicijų atėjimui ir pas mus ir daugelį Lietuvoje miestų, galbūt pats sunkmetis turėjo labai nemažos įtakos. Ir kai kurie investuotojai galbūt sustabdė savo veiklą, laukdami geresnių laikų. Ir manau dabar truputėlį tas jau vėlgi sustojimas krizės ir manau galbūt netgi spėjimas nuo dugno galbūt bus tas stimulas ir rezultatas, kad bus investicijų augimas ir pas mus. Ačiū labai, paplojame. Taip, Socialistinio liaudies fronto šūkis ginsime ne kapitalą už žmogų. Ar teisingai? Taip. Tai dabar sakykit, o kaip be pinigų žmogų apginti? Atsiprašau. Kaip be pinigų žmogų apginti, kaip žmonėms padėti? Visos partijos sako, mes pinigų uždirbsim ir žmogui padėsim. O jūs sakot, kapitalas čia, o žmogus čia. Ne, mes kaip vienintelė, tikra kairioji partija Lietuvoje, būtent ir norime šio šūkio pasakyti, kad būsime arčiausiai žmogaus, nes pažiūrėkite, ką mes dabar turime. Per paskutinius rinkimus Europoje laimėjo daugiausiai dešiniosios partijos. Tai reiškia, kad tos, kurios yra arčiausiai stambaus kapitalo ir kurios arčiausiai stambaus kapitalo. Ir mes norime pasakyti, kad mes būsime arčiausiai žmogaus. O kaip jūs čia pas žmonės? Namus nueisit, jiem padėsit, kaip čia bus be kapitalo, be pinigų? Kapitalas bus, bet bus kontroliuojami jo apetitai. Bus kontroliuojami jo apetitai, nes... O kur kapitalą galvojate pritraukti? Nes jūs teigiate, kad, pavyzdžiui, reikalausime grąžinti neteisėtai užgrobtą turtą, sieksime grąžinti valstybei privatizuotas ir privatizuojamas komunalinės įmonės. Kaip tai praktiškai padarysite? Viskas įvyko teisėtai. Kaip atimsite, nacionalizuosite? Be abejo, nacionalizacija. O iš ko tada kompensuosite jiem nuostolius, nes Lietuva yra teisinė valstybė ir mes privalėsim pinigai. Sumokėti iš kur pinigus paimsite? Na, mes peržiūrėsim, už kiek ta įmonė buvo nupirkta. Jeigu jinai buvo nupirkta už litą, tada reikės jau spręsti. O investicijas kaip grąžinsit? Investicijas kaip grąžinsit? Taip. Na, aš nesu ekonomistas, aš jau negaliu šį klausimą atsakyti. Pas mus yra komanda. Supratau. Spręs, ką mes darysim. Supratau. Ačiū labai. Paplojame. Nu, dabar liko vėl du ir nors imk ir persiplėšk. Bet kadangi jūs mikrofoną pasiėmėt, tai aišku jums reikės. Jau kas, bet jūs parašėte, kad Elektrėnų savivaldybė tai jūsų namai. Ar taip? Ir kursite jos kartu. Nu gerai. Tai apie Kazokiškių sąvartyną irgi sakėt, netoleruosime tolesnio eksploatavimo, iki šiol praktikuoja tomis sąlygomis. Nerūšiuotomis šiukšlėms ten ne vieta. Taip. Nu, tai palaukite, o tai kaip čia dabar tai bus? Noriu du skaičius pasakyti. Ir kaip padarysit po tos skaičius? Lietuva, reiškia, 90% savo šiukšlių rauna į sąvartynus. Paskutinė vieta Europos Sąjungoje. Taip, žinom visi. Kaiminė Švedija, reiškia, į sąvartynus sukrauna 1,4% savo šiukšlių. Štai yra visas sprendimas. A kaip priversit žmonės rūšiuoti? Jūs rūšiuoti, aišku, viską namuose. Žmonės, aiškia, kiek girdėjau, Austrijoje, aiškia, 30 metų reikėjo, kad žmonės įpratint pačius rūšiuoti. Užtat čia naivu, kada mes nuvažiavom į Vilnių, pradėjome, aiškia, diskutuoti su Vilniečiais, tai mane nustebino, kad savivaldybės pareigūnas sako, mes pristatysim dėžučių ir žmonės ten tas šiukšlės mėtė, šito nebus. O kaip jūs Reikia statyti tos vienos šiukšlių rūšiavimo linijos fabrikus, nieko nepadarysi. Bet nerūšiuotų šiukšlių negalima, mano bent tokia nuomonė, negalima nei deginti ir į sąvartyną, mes nepasieksim 1,4%, bet pasieksim nors Europos vidurkį 40-50%. Tai iš tikrųjų bus, aš manau, realiai galima, jo labiau, kad pasirodo
yra pinigai tam skirti, 400 milijonų litų guli 4 metai ir niekas jų, reiškia, išaldyti praktiškai. O kaip jūs būsit protingesni už kitus, kažkaip sugebėsit paimti, būsit protingesni už kitus, Ne, čia mes esame įkaitais Vilniaus miesto. Tai va, tai ką? Kadangi užtat mes jau, kai minėjom, reiškia, su Seimo nariu Kazimieru Loka inicijavom susitikimą su Vilniaus, reiškia, visuomenė ir reiškia, politikais. Ir šitoje vietoje iš tikrųjų Vilniečiai, kurie turi daugumą, jie turi rodyti iniciatyvą, mes turim dirbti su jais. Bet iš tikrųjų, šiai dienai Kazovičių sąvartynas yra formaliai teismo uždarytas, leista 1 metus, 4 mėnesiai, reiškia, praėjo, liko 8 mėnesiai, pažiūrėkite į partijų Vilniaus, reiškia, partijų programas, ar rasite kalbą apie šiukšlės, kurie po 8 mėnesių dės šiukšlės. Tai pasirodo, kad ten svarbu yra stadionai. Ateis spalio mėnuo ir bus didžiulė problema. Tai aš iš tikrųjų matau 3 problemas, kuriams susidurs elektrinės savivaldybė, tai šiukšlės, šildymas ir darbas, nedarbas. Ačiū labai. Na, nuo šiukšlių pereikim prie ko nors gražiau. Irgi sako gerbiama Daina Žymantienė, dirbtų netarnauti. Teisingai? Labai gerai. Tai čia toks kvailas klausimas. Jūs žadate, kad irgi su visais korupciniais dalykais, korupcijos žiniais kovosite. Nesitaiksite, todėl didžiausią dėmesį skirsit būtent šiai nusikalstamai veikai išgyvendinti. A kaip jūs tai padarysite? Vat susitiks, ne šitų. Kurie nors kiti susitiks, susitars ir viską formaliai padarys gražiai. Vat STT gaudo, nepagauna, o jūs sakot išgyvendinsiu. Kaip? Bet jeigu aš tai pastebiu, iš karto tai iškeliu į viešumą. Ir ką, visi parašo, vat Elektrėnų kronika parašo, STT tyria ir paleidžia. Ir ką? Tuomet kreipiuosi į įvairias institucijas, kad ir į prokuratūrą, gindama viešą interesą, surašau, kas yra, kaip, kur išdėsto. O prokuratūra sako, įrodymų nepakanka. Galima rasti, padėti, jeigu aš jau kreipsiu, nes aš jau kažką tai matau. O jeigu nerasit, bet nepagausit už rankos? Rasit. Pagausit už rankos? Pagausit. Visus galima pagauti, čia yra blefas. Matot, Elektrėnas visus išgaudys, kolegos. Taip, dar man labai svarbus dalykas, sakot, kad jeigu būsit išimtas, svarbiausia dėmesį skirsite vaikams ir pagyvenusiems savivaldybės žmonėms. Kadangi esu iš Sūduvos krašto, ten sako taip, o litais ir konkrečiai kaip? Kiek čia to dėmesio planuojate skirti ir konkrečiai kokiom priemonėm? Vaikams ir pagyvenusiems savivaldybės žmonėms. Litais? Kaip konkrečiai skirsite dėmesį? Kokį dėmesį jiems skirsite? Aš ir dabar tai darau. Elektrėnuose nėra pučiamųjų orkestro, bet aš paėmiau ir užpildžiau šitą nišą, subūriau kaime vaikus ir bandau įkurti Elektrėnų savivaldybėje pučiamųjų orkestrą. Verslininkai pažįstami nupirko ten keletą instrumentų ir... Bet visiems neužteks. Ar čia visi pučiamieji tik orkestrus darys? Kaip tai neužteks? Jaunimo daug, pagyvenusių daug žmonių yra, kiek 28 000 savivaldybės žmonių. Taigi kiek čia pučiamųjų? Savivaldybėje, aš tenai minėjau kaimiškose vietovėse. Aha, nes šiaip šitas svarbiausia dėmesys skirti vaikams ir pagyvenusiems savivaldybės žmonėms, savivaldybės. Tai aš pagalvoju, gal čia visur tai bus. Ypač kaimiškose vietovėse. Sakote, iš tarnaujančių mažai naudos, o iš dirbančių reikia teisingai daugiau reikalauti, bet savivaldybėje atlyginimai labai maži. Vat kaip ten tie žmonės dirbs? Kuria prasme maži atlyginimai? Nemaži, negu maži kitų dideli? Kieno didelis atlyginimas? Valdininkų. Jau. Ar tikrai manot, kad dideli atlyginimai? Nemaži. Palyginus su kaimo žmonėm, kurie gauna 300 litų, 500 litų, tai yra dideli. O kiek jūs norėtumėt gauti už savo darbą savivaldybės taryboje? Nei kiek. Aš žinau, kad ir negausiu nieko. Tai dirbti žmogus be pinigų, ar čia kaip, čia normaliai? Normalu. Gerai, paplojam. Taip, truputį lengvai apšilome ir būtų iš tikrųjų gražu, kad mes čia vieni nesikalbėtume, čia rimtai ir pusiau juokais, kalbant apie programas, vis tiek yra konkuruojančios partijos nariai, sėdi galbūt šiaip žmonės. Negi dabar nepaklausite, ką nors gražaus. Pavyzdžiui, ką nors tokio, žmogus kelia ranką, galima kaip nors mikrofoną.
mes pasiūlysim, ar yra dar kas norėtų klausimų, pavyzdžiui, užduoti? Nes be jūsų, žinokit, iš karto, va, 1, tada 2, 3, kas dar? 4, labai gerai. 5. Jau 5, labai gerai. Tokia drąsi. Ne, labai Taip gerai pat matome skelbimą. jūs gerai. Taip, pirmiausia, pačiam kampe, ten, kampe. Jeigu kas nors turite tokį balsą, kad galima, iš salės, tai mes po to galėsim nebėgios to mikrofonu. Taip, prašom, bet klausimai. Labas vakaras. Visų pirma, norėjau paklausti, čia va darbo partija, jaunimo partija, čia dar kažkas apie tą sąvartyną šnekėjo. Visi rėkia Elektrėnai, ne Vilniaus sąvartynas. Atleiskite, o kur elektriniečiai, vieviečiai veža savo šiukšles? Tai klausimas tiem, kurie apie sąvartyną kalbėjo. Minima, kad mes tą reikalausime, kad Vilniui statys fabriką, ten riaušiuos viską, o apie Elektrėnų. Teisingai, nes aš irgi noriu, kad Vilnius kuo greičiau pastatytų. Taip, tai tie, kurie apie sąvartynus iš eilės ir atsako, kurie kalbėjo. Atsakysiu Danas Dambrauskas, Jaunoji Lietuva. Esmė yra taip, kad mes nesuprimityvinkim šitos problemos iki tokio lygio, kas kur veža, kaip veža. Esmė yra tokia, kad Vilniaus šiukšlių kiekis yra labai didžiulis. Ir į Kazokiškių sąvartyną veža visas regionas. Tai yra ir Ukmergė, ir Šalčininkai, ir Širvintos. Ir esmė yra kokia. Bet Elektrėnai už šiukšlių kiekį moka 50 litų, ten yra nustatytas tarifas, o Vilnius moka kažkur tai 50 litų, Ukmergė jau moka tik tai 32 litus. Suprantat, išeina esmė yra tokia, kad mes turim savo teritorijų šiukšlyną ir mokam daug daugiau, negu moka Šalčininkai, Ukmergė ir kitos savivaldybės. Va, kur yra esmė. Tai jie turi mokėti daugiau. Be abejonės, tai jeigu jau pas mus yra sąvartynas, tai apskritai mes šnekam, kad jį reikia uždaryti. Tai uždarom ar mokam daugiau? O dabar gaunasi, kad mes net apmokam ir atsivežam šiukšlės į savo sąvartyną. Ir tas nėra paslaptis, tas yra jau paviešinta, buvo rašyta ir laikraštyje Kronika. Esmė yra tokia, tai bent jau nesuprimityvinkim iki tokios problemos. Iš tikrųjų, Elektrėnų savivaldybė žmonėms skauda ir be abejo, kad, užduoti tokius klausimus, kad kas veža, kaip veža. Aš manau, kad tai yra primityvu ir klausimas iš tikrųjų nevertas. Jeigu norėčiau čia irgi palaukti, ten minėjo švedus. Švedai iš savo sąvartynų padarė čiut ne aukšto gyslas. Tai gal mums paprasčiausiai tą sąvartyną neuždaryti, o daryti perdimo fabrikus ir daryti pinigus iš to? Čia klausimas tiem, kas apie Švediją kalbėjo. Kadangi čia aš turiu teisę turbūt. Mano klausimas irgi buvo. Tai aš noriu dar kartą priminti, Švedijoje sąvartynas dar 1,4% tik šiukšlių patenka. Kitaip tariant, 80 sąvartynų veikiančių yra Švedijai ir jie dirba daugiau palaikymo režime, negu kaupia šiukšles. O taip, aš sutinku, kad problema yra regioninė, tai nėra Elektrėnų, Vilniaus regiono visa problema yra. Ir be abejo, šitie klausimai bus sprendžiami regionams ir kur tas fabrikas stovės, dar sunku pasakyti, bet vešim ne tiesiai į sąvartyną, vešim į fabriką, kur bus šiukšlės išrūšiuotos. Ir dalis šiukšlių bus sudeginta po to, dalis perdirbta, o kas liks bus gal kompostuojama. Yra jau technologijos, kur nieko nelieka, tik žalia žolytė rezultatė. Tokios jau pasaulio technologijos yra. Bet jos kainuoja tos technologijos? Kaip to? Kainuoja technologijos? Be abejo, bet tai sakau, pinigai yra. 4 metai neįsisavina. Taip, apie sąvartyną berods čia daugiau, kad darbo partija paminėta, taip. Visi minim partijas, bet iš tikrųjų aš noriu pasveikinti Kazokiškių ir Alesnikų bendruomenę, kad vis dėlto jų dėka šitie teismai yra laimimi. Dasideda tikrai yra, kiek žinau, vardo tiksliai nežinau, bet žinau, kad Gruodis toks yra, kuris remia teismus. Taip pat dasidėjo labai Ina, kaip jos pavardė pamiršau, Stačiakienė. Vat būtent šitie pagrindiniai žmonės, kurie atstovauja, o kad savivaldybė tik tai turėdama 4%, jinai balso neturi. Vat jūs apie tą pakalbėkit. Ar vis dėlto mums reikia žmonėm to šiukšlyno, tie, kur aplinkui gyvena žmonės. Mes vėlgi Elektrėnai galvojam tik tai apie save, o reikia pagalvoti apie tos žmonės, kurie ten gyvena. Ar jie to nori, ar mes atsiklausim jų. Kas tai sako? Niekas taip nešneka.
Kodėl? Ar jie kas gyvuliai, kas tokie? Ačiū. Supratau, ačiū už atsakymus. Taip, mikrofonas keliauja taip. Labas vakaras. Raimundas mano vardas. Norėčiau paklausti, čia toks klausimas nuskambėjo įdomus, man paliko įspūdį apie Pietų Korėjos delegaciją, kuri, reiškia, buvo atvažiavus ir gerbiami, reiškia, politikai skyrė, kiek ten sakė, apie 10 minučių, ne? Tai įsivaizduokit, jeigu deklaruoja visi turtą, pritraukimą, investicijas, tai kur garanti, kad neatvažiuos japonai, neatvažiuos amerikiečiai ir irgi 5 minutės skirs. Tai mano klausimas, ką jie veikia tuo metu, kad, sakykime, nesugebėjo, tiesiog... Čia tiems, kas susitikinėjo klausimas. Čia ta partija, kuri ten buvo, nežinau. Kalbėjo partija Tvarka Teisingumas, bet susitikinėjo kažkas kiti. Taip, prašom. Taip, tai reikia pasakyti, ne vien tik korėjiečiai čia buvo atvažiavę, buvo ir elektriniečiai, kurie pakankamai, sakykime, turi gerą verslą, galbūt čia yra daugiau, turbūt, kurie pažįsta tos žmonės, jie irgi siūlė savo investicijas, konkrečiai siūlė investuoti į mūsų jacht klubą. Mes irgi sugebėjom jiems parodyti duris ir tas mūsų jacht klubas ir dabar tebėra sulūžęs. Buvo investuotojai, kurie buvo pasiryžę investuoti į mūsų tą nelaimingą jaunimo krantą. Ten kelius 10 milijonų ir daugiau. Mes irgi jiems sugebėjom parodyti duris. Korėjos delegacija, aš jau minėjau jo sudėtį, jie mums buvo pasiryžę renovuoti, pradėti nuo Draugystės gatvės namus, renovuoti šitos ir taip toliau. O priminėja delegacijas tai paprastai meras, ne vicemeras. Valdančioji dauguma. Tai čia atsakymas dar turbūt nuskambės. Iš tikrųjų galima dėl šiek tiek aiškumo, dėl to, kadangi meras maždaug supranta, kad vos ne meras nepriėmė investicijų, tai šiek tiek yra klaidinimas. Manau, dėl Draugystės gatvės, tai galbūt jų tam tikra vizija pateikta buvo, kad paversti maždaug 16 aukštų pastatais ir panašiai teritoriją, tokia kaip ir vizija pateikta, bet daugiau vis tik tai pokalbių tokių rimtesnių nebuvo ir nežinau, galbūt delegacijos buvo, viena delegacija mažiausiai buvo ir mano vicemero, turbūt man būnant komandiruotė, kai pasirašė memorandumą, galbūt irgi visi žino, tai manau nereikia skirti. O šiaip iš tikrųjų manau, kad vis tik tai daugelis investuotojų, kurie atvažinėdavo, daugelis būdavo tokie kaip ir žvalgai, kurie važinėdavo po visą Lietuvą. Aš manau, tie patys korėjiečiai, jie važinėjo po visą mūsų Lietuvos įmonės. Neperseniausiai lankėsi irgi ir važinėjo po mus ir ukrainiečiai, galima paminėti, kurie irgi, jie renkasi teritoriją, renkasi įvairius, nėra mūsų savivaldybė viena iš vietų. Jie renkasi ir teritorinių pagrindų, ir aerouosto pagrindų, ir kitais klausimais, tai šiandien negalima to akcentuoti. Ir manau, kad vis tik tai vien korėjiečių susitikimai būdavo galbūt irgi, galbūt mes vis tik tai skirtumus yra dėl to mentaliteto ir manau supratimas būdavo pakankamai jų kalbų pakankamai yra suprasti. Ačiū, taip. Aš tik primenu, dar jeigu kažkas labai nenorite iš vietos klausti, galite kokį nors lapelį kolegom įduoti, jie man atneš, aš turėjau 3 klausimus ant lapelių, galėsiu užduoti ir anonimiškai. Šitą, mane jaudina vienas klausimas. Kodėl mes neužbėgam akim šitą, kaip čia suformuluoti teisingai, neužbėgam bėdai už akių, ar kaip čia? Tas sąvartynas iš anksto negalima buvo suplanuoti, kad tokių bėdų nebūtų. Kaip dabar namus pastato prie šito Jurbarke ar kur, draustynėse. O viskiau, namai stovi jau 10 metų. Ajajajai, namai iš kur tai atsirado. Tai ir tas sąvartyną reikėjo galvos sėdė, jau žilas jau, negali išspręsti iš anksto tą klausimą. Aš supratot, ne? Tai ką siūlot? Siūlau, kad galvotų iš anksto. Supratau. Čia nebuvo klausimas, čia buvo pasiūlymas visiems kandidatams einantiems į tarybą. Taip, ten klausimas buvo. Taip, ir po truputėlį iš tos pusės mikrofonas keliauja čia. Labas vakaras, ponai rinkėjai. Aš labai norėjau šitą paklausti vieno jūsų klausimą. Jūs šiandien savo rinkiminį programai deklaruojat, kad stiprinsit darbo vietas,
taip toliau ir taip toliau. Vat labai konkretus klausimas. Konkrečiai Elektrėnuose, pavyzdžiui, čiuožykla. Žmonės dirba iš Panevėžio. Pavyzdžiui, čia valymo įrengimai, žmonės dirba iš Biržų. Kodėl šitą vietinį elektriniškį negali gauti darbo vietų tenai? Pilna darbo